Sveiki, čia Čezarės ateljė. Taigi, kągi aš čia turiu. Taigi, nusipirkau naują sketchbook. Štai tokį. Dar neišpakavau. Bet ant viršelio norėsiu daryti, užklijuoti siuvinėtą paveikslėlį. Ir va, štai jau pradėjau siuvinėti. Taigi, kas čia bus? Kas mane pažįsta, tai greičiausia labai greitai suprastų, kas čia bus. Tuoj aš parodysiu. Va. Gal šiek tiek, va taip geriau. Čia orchidėja Phalaenopsis. Tiesiog radau tokią, norėjau Fritillaria imperialis, daugiažiedę margutę. Bet taip išėjo, kad pasirinkau orchidėją, nes prie šito rožinės knygos labiau tiks. Turiu dar tokią geltoną knygutę, irgi neišpakuotą. Greičiausiai irgi kažką siuvinėsiu. Ir dar turiu lygiai tokią pačią rožinę. Na, spalva skiriasi šitų. Šią šiandien, kur nusipirkau, tamsesnė, o šita šviesesnė. Taigi, pradėjau siuvinėti tą orchidėją ir visai neblogai man čia sekasi. Nors iš tikrųjų schema gan sudėtinga. Ir daug spalvų gan. Ir gan labai marga tiesiog. Bet kaip nors išsiuvinėsiu. Tai va, tiek norėjau pasakyti, o praeitas siuvinys dabar turėjau atidėti šoną, kadangi pritrūkau siūlų. Tačiau jis štai toks. Jau įsiuvinėjau šičia kampus ir pradėjau merginos plaukus. Bet čia va, kur susižymėjau raudonai, pritrūkau siūlo, teks laukti, kur gausiu pinigėlius, kad užsisakyti siūlų. O kur laukiu siūlų, galiu siuvinėti iš savo, taip sakant, likučių šitą. Na, nežinau, kiek čia užtruksiu, bet tikiuosi, kad neilgai, nes kaip matosi, medžiagos gabalėlis nedidelis. Ir tikiuosi gausis graži orchidėja, tokia kaip kompiuterį, kad mačiau. Ją sukūrė kažkokia rusų menininkė ar šiaip kokie siuvinėtojai ir įkėlė tiesiog į internetą ir patalpino nemokamai. Tai šitam kartui tikriausiai tiek, kai daugiau išsiuvinėsiu, daugiau ir parodysiu. Ir kaip užklijuosiu ant tos knygos. Dar planuoju apačioje išsiuvinėti žodį sketchbook. Tik nežinau, kelinta dalis ir kelintas numeris čia bus, tai greičiausia tik sketchbook išsiuvinėsiu dar. Ir kai viskas bus baigta, galėsiu užklijuoti. Taigi, šitam kartui tiek, su jumis atsisveikinu, tikiuosi paspausite patiktuką ir paseksite mane. Viso.